Pasirinkite pirmą, antrą ar trečią kortą atsakys į jūsų klausimą. Su šiuo meilės orakulu pažiūrėsim, kokia karminė pamoka poroje, ką turite įsisąmoninti. Jei pasirinkot pirmą variantą, ši korta kalba apie aiškumą, apie ribas, savęs neišdavimą. Svarbu aiškiai jausti, kur baigėsi jūsų atsakomybė, prasideda kito žmogaus. Antras variantas. Su jaučio akim. Sakalo ten akis. Ne, jaučiu. Ši korta. Svarbiausia sustoti ir pažvelgti iš toliau. Neveikti impulsyviai, neskubėti priimti sprendimų. Jaučio akis taip pat stiprina vidinę ramybę, padeda matyti situaciją. Reikia pamatyti situaciją atsitraukus. Jei pasirinko trečią, Chryzokovo akmuo, ši korta. Svarbiausia atkurti širdies ryšį, artumą, atvirą bendravimą. Nuoširdumas, gebėjimas kalbėti iš širdies. Tai kvietimas grįžti prie jausmų, kurie jūs apjungia, prie temų pokalbių. Kiekvieną kartą žiūrėdami galim vis giliau pamatyti savo situaciją, kur esam ir išspręsti